Taigi, liquidity. Liquidity iš tikrųjų pasakysiu taip. Liquidity yra Forexo kraujas ir kūnas, kaip čia net nežinau, kaip įsireikšti iš tikrųjų. Mums, paprastiems traderiams, retaileriams, liquidity tiek daug įtakos neturi. Tačiau tie, kurie treidina aukščiau mūsų, tie visi vadinami banginiai, ten kokie veilai, rykliai ir taip toliau, jiems likvidičio lygiai yra labai aktualūs. Ir iš tikrųjų, suvokdami, kaip dirba likviditis, bus paprasčiau suvokti, kaip struktūrizuojasi ir kaip dirba pats marketo algoritmas. Todėl ten, kur dideli pinigai, jiems visą šitą suvokti reikia. Mes, kai dirbame ant demo, ant live accountų, iš tikrųjų mūsų net nemeta į rinką. Tai mums, kaip ir sakykime, nelabai tas aktualu. Tačiau reikia suvokti šitą dalyką. Tai padės long termų suprasti, kaip juda marketas. Ir jeigu suprasite, kame kabliukas viso judėjimo, viso algoritmo, ir pasakysiu, tai vienas iš tų kabliukų yra liquidity lygiai, lengviau laviruosite marketį. Todėl pradedam ir judame prie paaiškinimų. Liquiditis iš tikrųjų gali atrodyti maždaug taip. Turime kažkokį, pavyzdžiui, kritimą, atšokimą, vėl kritimą, vėl stiprus kilimas, op ir op. Ir dabar kągi mes čia matome? Šitoje vietoje yra lyg mūsų supporto lygis, šitoje vietoje lyg mūsų resistance lygis. Tačiau, kalbant liquidity terminais, čia pas mus yra sell side liquidity, o viršuje pas mus bus buy side liquidity. Ir dabar ką reikia suvokti, jog marketas algoritmiškai ir struktūriškai jisai siekia tuos likvidičius paimti. Jų yra toks tikslas. Ir dabar pažiūrėkite, kad būtų aiškiau, marketas turi judėti link viršutinio arba apatinio likvidičio. Kažkur. Dabar tarkime taip. Marketas juda mums į viršų. Nusiema likvidity, kas būtų šitoje vietoje, yra išmušiamas hajus. Tada prasidės labai paprastas elementarus dalykas, jog marketas dažniausiai vieno ar kito atveju jisai sieks ir bandys permušti mūsų sell side liquidity. Bet kas mums duoda iš tikrųjų pliusų ir galimybių įeiti į gerą treidą, tai yra tai, jog kaina pakrenta žemyn, viršuje sukyla, nes marketas kažkurio momentu galimai paliko mums fair value gap, iki kurio marketas grįž, kitaip pamatysite mūsų candles, grįž, užpildys tą mūsų imbalance ir tada judės tvarkingai iki sell side liquidity. Struktūrizuotai maždaug piešiant ir nurodant linijom, va taip atrodo likvidičiai. Jų marketas siekia, tą turite įsisavinti. Šiaip jisai iš oro nevaikšto. Todėl judam prie pavyzdžių ir aš jums bandysiu parodyti irgi, kaip visą tai atrodo iš praktinės pusės. Taigi mūsų pirmas pavyzdukas US doleris prieš Kanadą. Kaip matote, viršuje turime mūsų buy side liquidity. Prašom. Buy side liquidity. Ir apačioje pas mus sell side liquidity. Tai dabar, ko marketas nori iš tikrųjų, ko marketas siekia, tai yra nuvykti ir patikrinti, numušti mūsų ir buy side liquidity, ir sell side liquidity. Kaip matote, čia buvo mūsų buy side liquidity, vėlgi nepermušė, kaip matote šitoje pusėje, marketas neturėjo tiek stumimo į viršų, nebuvo tiek buyerių, kurie permuštų mūsų buy side liquidity.
Tačiau mums tai duoda šansą ir turėkite omeny, kad mums tai duoda kabliuką, jog marketas kažkuriuo momentu sieks permušti tą buy side liquidity. Taigi galima ieškoti vienokių ar kitokių ėjimo taškų. Dabar, ką galime mes matyti, jog lygiai taip pat yra pačioje. Buvo vienas touchas šitoje vietoje ir buvo antras touchas šitoje vietoje. Ką marketas dabar algoritmiškai darys, jisai lyg ir mums sukūrė, kągi čia tokį, suporto lygį. Ir dauguma žmonių iš tikrųjų, kas yra, jie tikisi, kai kaina pasieks mūsų suporto lygį, jinai iš karto atšoks. Ką duoda liquidities ir ką mes neliaudiškai, ką mes vadiname iš tikrųjų fake breakoutais, tai yra iš tikrųjų tiesiog paprasčiausi liquidity swapai. Dabar mes galime pasižiūrėti, kaipgi suvaikščiojo. Ir kaip matote, kaina krito žemyn. Tikrai aš jums pasakysiu tai. Šitoje vietoje buvo labai daug bajerių. Būtent šitoje vietoje, kaip matote, irgi buvo stiprus pušinimas į viršų. Ir nors ir nuimtas sell side liquidity. Tačiau kaina toliau pušino į apačią. Ką tai parodo, jog labai daug buvo numušta bajerių. Iš tikrųjų, labai daug, nes čia šitoje vietoje daug žmonių, ypatingai po tokio stipraus pušinimo į viršų, uždėjo savo ramę sąžinę kilimą į viršų. Nes galimas variantas, tikrai nieko negaliu sakyti, ir targino kažkas tokio panašaus, kaip šitoj vietoj. Kad nepermuš buy side liquidity, tačiau range markete kaina makaluosis ir nueis jinai į viršų. Tai jau čia marketas jūs vieną kartą apgavo, nes nesuprantat, kas yra liquidity. Žiūrime toliau, sell side liquidity nuimta. Dabar mes galime ieškoti galimybių įeiti į long poziciją, tikėdamėsi, kad vienu ar kitu atveju marketas algoritmiškai, nes visur yra algoritmas, eis į viršų, tikėdamasis numušti mūsų buy side liquidity. Pasižiūrime vėl, matot, pušinimą. Buvo atgal stumimas ir dabar kągi mes čia galime iškart pamatyti. Galime šitoje vietoje pamatyti pas mus fair value gapą, kuris buvo iš tikrųjų permuštas. Šitoje vietoje galime vėl pamatyti naują sell side liquidity, kuris nebuvo permuštas, taigi sukuriamas naujas. Šitoje vietoje, kaip ir mūsų nauja demand zona yra. Taigi, čia kaip jūs treidinat, iš tikrųjų tai priklauso, bet vėlgi nauja demand zona. Pušinimas į apačią, čia nebepermušė apačioje ir pradėjo kilti viršų. Čia jau po tokio bajerio, po visų numuštų bajerių, mūsų retailerių, po visų šitų nesusipratimų, ką išmušė suporto zona, ką išmušė demando zonos ar dar kas nors, daug įėjo bajerių į prekybą. Dėl to kaina pradėjo skyrokyti. Ir kaip matote, vėlgi, kaina šitoje vietoje lyg ir atsimušinėja, lyg ir galėtume teikti, jog pas mus yra čia resistance zona. Vėl, kendalas į apačią, galima ieškoti įėjimo taškų į short poziciją. Jeigu tu nesupranti, kas čia vyks, mano akimis čia reikia laukti, žiūrėti, kas nutiks. Vėl, kaip matot, atsimušė stiprus pušinimas į apačią. Vau, tikrai labai smagu. Ką aš laukčiau, tai iš tikrųjų šito mūsų fair value gapą, mūsų imbalanso, kaip jisai bus subalansuotas. Ir mano akimis iš tikrųjų bus arba grįžimas iki mūsų šito fair value gapo, kuris buvo užpildytas ir yra dabar naujas sukurtas, būtų maždaug šitoje vietoje. Kaina grįš iki čia. Tačiau bet kuriuo atveju jinai bandys pasiekti buy side liquidity, kad numušti visus tuos sellerius. Taip marketas vaikšto ir galim pasižiūrėti, kas gyvyko. Kaina, kaip matote, grįžo iki mūsų fair value gapo naujo, mūsų imbalanso, sutestavo kelis kartus ir tada ką padarė, šoko į viršų, išmušdama visus sellerius tiek čia, tiek čia. Nes tikrai buvo kas dėjo. Va tokį bairį po tokio pušinimo. Kad 30 pipo selas, viskas normaliai.
jungiamės maždaug iki šitos vietos, kas čia būtų galbūt demand zona pas mus nauja, vėlgi galima ieškotis, bet vėlgi priklauso, kur suteik profitas. Bet kaip matote, finalas yra labai paprastas. Tie, kurie nesuvokia, kas vyksta markete, tie labai stipriai gauna raglus. Judame dabar prie kito pavyzdžio. Antras pavyzdukas GBP USD. Vėl dabar pasižiūrėkite, kasgi čia yra. Čia yra mūsų buy side'os liquidities ir šitoje vietoje sell side. Ne? Sell side liquidity. Ir dabar, kaip matote, kaina ką padarė. Vieną kartą atsipušino, antrą kartą turime mūsų va šitą bairį. Dabar ko galima tikėtis, kad kaina pirmiau permuš buy side liquidity, dabar atsidarykime, kad pirmiau permuš buy side liquidity, tada jis link sell side liquidity, arba kaina pirmiau permušinės pas mūsų sell side liquidity ir tada mes galime ieškoti vėlgi galimybių įeiti long poziciją. Tai dabar galime pasižiūrėti, kas vyko. Iškart stabdau, nes kągi mes dabar čia turime. Pušinimas į viršų, sukurtas likviditis mūsų lygio ir mes šitoje vietoje turime labai minimalų, tačiau labai gerai atrodantį fair value gap. Kaina sukilo iki to, vėl grįžo iki čia. Kaip matote, kaina nenulikvidavo. Lygiai toj pačioj vietoje jinai atšoko. Žiūrime toliau, gal reiktų būtų patrumpinti. Kaina ką daro, jinai išmušinėja. Kad ir minimaliai jinai vikuoja apačią, sukurdama naujus liquidity lygius ir pradeda judėti viršų. Vėlgi, naujos zonos, nauji fair value gapai. Ir dabar, kaip matote, kasgi čia įvyko. Labai elementariai per vieną ir kitą pušą buvo įstumti ir sell side liquidities, kaip matote, ir buy side liquidities šitoje vietoje ir šitoje vietoje. Abudu likvidičiai buvo nusimti. Marketas taip vaikšto, jisai vaikšto nuo vieno likvidičio iki kito. Reikia suprasti, reikia žiūrėti ant mažesnių grafikų, truputuką kitaip, bet elementarumai išlieka tie patys. Aš pasistengsiu padaryti video, paaiškinti, kaip yra mažesnėse time frame'uose. Išlieka panašiai, tačiau ką jums reikia suvokti, jog marketas siekia šitų likvidičio lygių. Ir dabar judame taip prie paskutinio pavyzduko. Turime mes auksą. Turime mūsų aukselį. Turime buy side liquidity. Turime sell side liquidity. Marketui dabar kas yra? Ką jam reikia daryti ir kągi mes galime matyti, jog kažkuriuo atveju marketas, bet kuriuo atveju jisai judės į kažkurią pusę. Ir mes žinome, kad jis judės arba į sell side, arba į buy side. Reikia pirmą susižiūrėti, į kurį pirmą, o tada ieškoti galimybės įeiti. Vėlgi žinom mūsų teorijas ir tos visus supply demand zonas, order blokai, fair value gapai, ICT, support resistance lygiai, fake breakoutai ir taip toliau. Tai dabar kągi mes čia galime matyti? Galime matyti, kad kainas sukils, išmuš mūsų sell side liquidity, sukils kainą, grįš iki mūsų fair value gapo ir išmuš mūsų buy side liquidity šitoje vietoje. Arba viskas įvyks atvirkščiai. Kaina pirmiau sukils, išmuš buy side liquidity, grįž, tada vėl sukils iki mūsų esamo arba būsimo fair value gapo ir tada išmušinės sell side. Viskas labai elementaru. Galime pasižiūrėti, kasgi mums čia įvyko. Labai minimaliai, tačiau ištaškuota pačia. Žiūrime toliau. Vėlgi labai minimaliai ištaškuotas viršus, bet likviditis yra nusimtas. Čia mums sukuriami nauji fair value gapai. Bet šiuo atveju dabar reikia tada ieškoti naujų likvidičio lygių, kas mano manymu galbūt būtų čia. Galimai, nes labai stipriai užvikavo. Ir čia reikia žiūrėti, kur kaina toliau judės. Kaina vėl nusėmė viršutinę likvidity, kaip matote šitoje vietoje, išmušdama mūsų buy side likvidity. Ir kaina daro, jinai juda į apačią. Nes čia po vikų irgi būtų galima skaityti, čia ganėtinai valandinis grafikas nėra dar labai stipriai,
Vėlgi, čia va vėl matot, 1 svikas, 2, 3, 4, čia mes turėjome sell-side likvidity. Reikia tokius dalykus sekti, reikia žiūrėti, reikia ieškoti galimybių, reikia suvokti, kas yra likvidičiai, kaip juos gaudyti. Ir čia yra iš tikrųjų grynai jau didesnio time frame, valandinis gal net nežinau, ar čia labai tiko. Tačiau, kad esmę suprastumėte, pasižiūrėkite daugiau pavyzdžių, pasinagrinėkite, kaip tie likvidičiai atrodo. Iš tikrųjų, kaip matot, tai yra aukščiausi ir žemiausi taškai tam tikrame laiko tarpe. Ir įsisavinkite šitą. Marketas siekia likvidičių. Taip vaikšto algoritmas, taip žaidžia stambų žaidėjai. Ir jeigu mes suvoksime, kaip žaidžia stambų žaidėjai, mes galėsime taip įnerti. O įnėrę pasimti savo višnaitę nuo torto. Nors kokią višnaitę, kai tiek pinigų sutreidinama per dieną, mes tenais su 1000 eurų pliusu, tai nelabai ką kasom, aš taip sakyčiau. Tai va, hebrytė, dirbam, mokomės, ariam, darom, žinokit, užsiimsit, tikrai padarysit. Prisijungiam į Discordą ir judame mes visi link bendro tikslo. Uždirbti $. Bye bye.